Šiandien žiniose elektros kainoms Vėl kainos kyla, ieško aišku. alternatyvų ir viena populiariausių saulės elektrinės. Valstybės parama gali padaryti šią investiciją. Okay, bet jau čia vis tiek žiauriai daug kainuoja. Norint turėti kokybišką saulės elektrinę, verta kreiptis į profesionalus. Nu, pabandom. Gerą dieną, Žygimantai. Sveiki. Tai kokio klausimų sakykit? Man reikia saulės elektrinių, Okay. 800 kWh per mėnesį maždaug suvartojimas ir ką daryti reikia? Palei tai, kad tu man pasakėjai, palei duomenis, tau reikėtų apie 10 kWh saulės elektrinės, bet sakyk, stogas žemė. Stogas. Ok, bet visą pirmą reikėtų pradėti nuo eso gaminančio vartotojo sąlygų. Ai, nu tu, kas tai yra? Čia visiškai geras klausimas ir dažnai gaunamas iš klientų, bet visą tai mes tau padėsim sutvarkyti. Labai gerai. O piniginės sąlygos jaučiu brangiai kainuoja viskas, ne? Taip pat irgi padėsim, mes turim labai gerus mūsų partnerius, Inbanką, kur tikrai tau nieko nekainuos, o jeigu ir kainuos, tai visiškai nesikandžia. O galim gal pažiūrėti pirmiausia, kaip atrodo viskas čia? Galim, einam. Prašau. Bet čia jūs turite reikalų šiek tiek, ką? Blogai, ką? Aha. Einam biškį toliau. Okay. Tai okei, Žygimantai, priėjom prie tau reikalingos prekės, čia neišpakuotas, šitas gražuolis išpakuotas. Premium klasė, išskirtinio dizaino, full blackas, stiklas, 30 metų garantija. 30 metų. 30 O metų. man užtenka tiesiog šito turėti ir viskas, ar dar kažkas? Ne, po šito seka jau įtampos skaitiklis, kurį einam aš tau irgi taipogi parodysiu. Nežinau. Atėjom prie pagrindinės saulės elektrinės komponento, tai yra inverteris, kitaip vadinamas įtampos skaitiklių. Turim jų gan nemažai, bet aš asmeniškai tau rekomenduoju Solax inverterį, hybridinis inverteris. Ateityje galėsi prisidėti kaupimo sistemas ir AFA taipogi kompensuos energijos kaupimo sistemom ir bus parama. Taip, man dabar reikės tvarkyti tada eso sąlygas, Taip. tada APA paramą o dėl mokėjimo, kada, kaip čia kas? Dėl mokėjimo, tai mes esam Inbanko partneriai, viską galim susitvarkyti čia vietą. Dabar. Taip. Tai čia žiauriai gerai. Bet turim išskirtinį, dar nepaminėjau dalyką, kad Inbanko klientams mes sumontuojam per savaitę. Važiuojam. Žodžiu, išsiaiškinau. Vesla yra Inbank partnerė. Čia galite įsigyti šilumos siurblius, galite įsigyti saulės elektrinės, galite įsigyti baterijas su Inbank Moki 10. Ką tai reiškia? Per pirmosius 10 mėnesių atsiskaitote ir jums taikomas nulinis pabrangimas. Nes sumanus atsiskaito dalimis.